Sveiki visi prisijungę prie šios dienos treniruotės. Šiandien treniruosim mentis. Mums reikės poros jogos blokų, bet jūs galite paimti vaizduoti ir čia gali būti storesnės knygos. Viskas su tom tvarkoj, galim sportuoti namie, reikėtų kilimėlių, jeigu norit, gali ir nereikėti, kaip jums patogiau. Esmė yra, kad šita treniruotė bus skirta protrakcijai ir retrakcijai. Tai reiškia, kad mentis išeis į priekį, lavinsim judesį ir mentis bandysim suvesti. Dėl savo gyvenimiško būdo mes praradom mentis kontrolę, mentis judėjimą, tai reikėtų šitą priminti, judesi savo nervų sistemai. Galbūt kažkam praeis kaklas skaudėt, kažkas geriau jausis, o kai geriau jautiesi, aplink tave irgi viskas pradeda gerėti. Tai va, tai bus 3 dalis, 3 pratimai. Treniruotė truks apie 15-20 minučių ir pademonstruosiu kiekvieną pratimą atskirai. Pradėsim nuo menčių rotacijos. Kaip tai reiks atlikti, mums reikės jogos blogo arba storesnės knygos arba whatever, ką jūs turit, įsikibti tiesiai rankomis. Tai mums reikės. Aš pademonstruosiu šonu, jūs galite stovėti tiesiai iš 3 padėčių. 5 kartus į priekį, 5 kartus atgal. Kaip tai atrodo, ne? Tai laikysim apačioj, rankos tiesios, alkūnės tiesios ir visa koncentracija į mentis. Keliu mentis į viršų. Įsidom, kad noriu dabar atiduoti jogos bloką kažkam, tai mentis eina į priekį, mentis nuleidžiu į apačią ir mentis suvedu atgal. Pakeliu į viršų, į priekį, nuleidžiu ir suvedu mentis. Pakeliu į viršų, į priekį, nuleidžiu į apačią ir suvedu. Pakeliu į viršų, į priekį, nuleidžiu ir atgal. Dar vieną kartą, priekį, nuleidžiu, suvedu į viršų. Dabar atvirkščiai, reikia atgal. Nuleidžiu suvedęs, ištiesiu į priekį, palei viršų, iškeliu į viršų ir atgal suvedu. Suvedęs, leidžiu į apačią, į priekį apačioj, palei apačią, iškeliu į viršų. Suvedu, nuleidžiu, priekį, į viršų, suvedu viršui, nuleidžiu, į priekį, į viršų, suvedu, nuleidžiu. Čia buvo pirma pozicija, dabar bus antra pozicija. Priešai save, alkūnės tiesios, rankos tiesios pilnai. Ir vėl, mentis į viršų, į priekį, į apačią, atgal suvedam, į viršų, į priekį, į apačią nuleidžiam, suvedam, į viršų, į priekį, į apačią. Lyg braižytumėm kvadratus. Suvedam, pakeliam, priekį, į apačią, suvedu, į viršų, į priekį, atgal, suvedu, į viršų. Ir atgal, kitą pusę. 5 kartus, viršui suvedam, nuleidžiam, ištiesiu į viršų, suvedam, nuleidžiam, atiduodam jogos bloką, į viršų, suvedam, nuleidžiam, ištiesiam, į viršų, suvedu, nuleidžiu, ištiesiu. Gerai. Ir trečia pozicija bus šiek tiek aukščiau ir iš šios pozicijos lygiai tas pats. Braižom tos pačius kvadratus. Į viršų, į priekį, nuleidžiam, suvedam. Pakeliu, į priekį, nuleidžiu, suvedam, pakeliu. Priekį, nuleidžiam, suvedam, į viršų, į priekį. Nuleidžiam, suvedu, į viršų, į priekį. Nuleidžiam, suvedu, pakeliu, į priekį. Nuleidžiam, suvedu, pakeliu, į priekį. Ir braukiam tos kvadratus. Nebedaug liko. Gali prasidėti kažkam šilta. Gerai. Ir atgal. Suvedu, nuleidžiu. Atiduodu, pakeliu, suvedu, nuleidžiu. Į priekį, į viršų, atgal, nuleidžiu. Į priekį, į viršų, atgal, nuleidžiu. Hop, viršų, atgal, nuleidžiu. Stengiamės laikyti alkūnės tiesiai. Į viršų, atgal, nuleidžiam, į priekį, į viršų, atgal, nuleidžiam. Good.
apšilom, gali būti šilta, kažkam gali būti prakaitas, viskas to gerai. Ir vėl, ne, aš turbūt rodau, matosi šiame vaizdo įraše, kad mano mentis eina ganėtinai neblogai. Į priekį, atgal, bet esmė yra, kiekvienas turi skirtingą kontrolę ir judėjimą, tai jeigu jums tik biški pajuda į priekį ar atgal, ar į apačią, nesijaudinkit per daug, nes laikui bėgant, jeigu tai darysit, tai judesį ir išlavinsit. Tai jeigu šis neina, tai jau įsivaizduokit mintimis, kad jūs tai darote. Ne? Žinau, aš stumiu į priekį, keliu į viršų, atgal, kad ir tie minimalūs milimetrai daro jau didelį įtaką, ką jau šiandien daro. Gerai, eisime į pagrindinę dalį. Aš iš karto atsiprašau dėl savo mikrofono, jis gali traškėti, dėl to aš šiek tiek nusiseksiu ir pasidėsiu šalia. Gerai, mums reiks atsigulti ant pilvo, kojos suglaustos. Darysim pails and rails. Iš ilgėjančios pozicijos ir iš trumpėjančios sąnarių pozicijos dirbsim. Tai dabar mums reikės poros storesnių knygų arba jogos blokų. Iš čia uždėsim rankas 90 laipsnių per alkūnę. Sulenksim. Reikės pabūti minutę 30. Pabūsim minutę 30 po šios pozicijos. Reikės pails, vadinasi. Iš šios pozicijos, žinokit, kad guliu ant grindų, ne, ir tai dar susiksiu, guliu ant grindų, šią poziciją ir noriu stipriai kažką apkabinti. Tai į jogos blokus arba į knygas spausim, bet koncentruojamės iš menčių, kad mes iš menčių bandom apsikabinti kažką. Padarom tokį lanką netgi. 20% jėga reikia spausti. Iš to judesio 40, biškį stipriau, 60, virš pusė jėgos. Ir kas atitrauksit nuo jogos blokų, vadinama rails, iš trumpėjančios pozicijos, kiek išeina atitrauksim ir laikysim 60% jėga apie 10 sekundžių. Tai kaip tai atrodo, tai dabar ir parodysiu, ne? Pirmiausia, pabūsim 90 sekundžių, nes nervų sistema pripranta prie pozicijos. Gerai. 20% jėga, bandom apsikabinti kažką įsivaizduojamo, ne? Ir sėdmenis presą įtempiam 20% jėga, kojos suglaustos. Ir 1, 2, 3. Bandau per jogos blokus suvesti rankas. 5, 4, 3, 2, 1. 40%. 5, 4, 3, 2, 1. 60 virš pusė jėgos. Koncentruojamės į mentis. Iš menčių tai darom. 5, 4, 3, 2, 1. Ir dabar pilnai bandom atitraukti nuo jogos bloko rankas, kiek išeina. Veda mentis. Gali sutraukti raumenis. Vedam. Laikom. 5, 4, 3, 2, 1. Tik 60%. Liuks. Pratimą baigiam. Tvarkoj.
pasidėsim. Čia esmė yra, jeigu jaučiat, kad sutraukia raumenį kažkur, tai čia yra nervų sistema tiesiog nežino, kaip reaguoti šitą krūvį ir jei lengviausias būdas yra geriau sutraukti raumenį. Tai neišsigąskit, tai yra normalus šalutinis poveikis po šių treniruočių. Toliau, einam, trečią pratimą padarysim ir ši treniruotė trumpa bus baigta. Dabar darysim vadinamus plaukikus, įsivaizduokit, kad esat Baltijos jūroje ir reikia nuplaukti Švediją, ne? Kaip tai atrodys? Vėl aš pasidėsiu mikrofoną šiek tiek, jeigu traškės, atsiprašau. 60 sekundžių, tai truksim. Tai ką reikia? Tai dabar vėl ant pilvo. Rankas uždedam ant pakaušio. Paleidžiu laiką. Atkeliam alkūnes. Tiesiu rankas tiesiai, kiek įmanoma aukščiau. Šiaip biškį pečius pakeliu ir pradedu plaukti plačiai. Tik rankas nusukam tiesiai, tai vadinamų kryžių mane, delnus apsuku į lubas ir lenkiu dar atgal ir per alkūnę sulenkiu ties nugaros apačią. Kai pasiekiu nugaros apačią, galiu nuleisti alkūnes pilnai. Nuo čia vėl pakeliu pilnai alkūnes, atkeliu delnus nuo pačios ir ištiesiu rankas. Ir vėl ties viduriu apsuku grindis ir plaukiu plačiai, plačiai, plačiai. Taip, ir vėl nuleidžiam alkūnes. Ir vėl važiuojam, lėtai, kuo aukščiau, apsukam ties viduriu ir nuleidžiam. Tai dar padarom 3 kartus. Pirmi 2 nesiskaito, nes mokinau. Staigmena. Ir važiuojam. Kuo plačiau. Kuo aukščiau rankos. Dar 2 kartai. Dar vienas. Viskas įtemptas sėdminis presas. Tai va, jeigu nesušilot, kartokit dar kartą viską. Tai va, čia su šiuo pratimu ir pabaigsim viską. Tai taip ir atrodo tokios mūsų trumpos treniruotės. Ko iš jūsų norėčiau, tai gauti atsiliepimą tiesiog. Patiko, nepatiko, tiesiog man įdomu, duokit žinot. Esmė, šitie pratimai visi, kuriuos aš dedu į YouTube kanalą, jie nėra greitam rezultatui. Jie yra planuotai, struktūrizuotai ilgam laikotarpiu, kad jūs sugebėtume net senatvėj žaisti su savo anūkais pakankamai gerai, be skausmų. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitose treniruotėse.